Jėzui Kristui. Tai mūsų grupelėje buvo nedaug žmonių, bet iš tiesų buvo gera dalintis. Tikrai buvo gera dalintis. Ir iškėlėm įvairių klausimų, bet paskui į kai kuriuos radom daugiau atsakymų, į kai kuriuos mažiau, bet truputį pasidalinsime, kas atsispindėjo tuose mūsų pasidalinimuose. Tai vienas, tai man tarsi pratęsiant tą praeitą grupelę, kad iš tiesų, kaip Nijolė sakė, gerai, stabdykit arklius, jeigu galvojat, kad jūs čia atsakingi, kad jūs čia viską turit padaryti. Kad iš tiesų mes turim padaryti tik savo mažą trupinį, o visą kitą daro Dievas. Ir nuo to pradėti galbūt. Tokie gal pagrindiniai dalykai, kuriuos užrašant, yra meilė plus tiesa, kad iš tiesų vedant grupę visų pirma yra meilė. Bet irgi tas jau skambėjo ir iš kitų grupių pasidalinimų ir mes tą tikrai kiekvieną širdyje žinom, kad jeigu mes bandysim jiem įrodyti, kad mes čia kažką geriau žinom ir kažką geriau jiems galim papasakoti, tai iš tiesų patirsim visišką fiasko. Visų pirma, tai išgirsti, įsiklausyti, išgirsti, ką tie žmonės atsineša, kokią patirtį, kokią nuomonę, visą tai priimti, kaip man irgi kartais patinka į žmogų žiūrėti kaip į būsimą šventai. Aš niekada to nežinau ir iš tiesų išgirsti jį kaip žmogų, kaip Dievo kūrinį ir tik tai tada, kai mes atsistojame šitoje meilės santykyje ir kai tas žmogus pasijunta išmylėtas, mes jam galime pasakyti tiesą. Ir tada ta tiesa jo nenužudys. Ir kaip irgi dalinamės, kad kartais negali to pasakyti pirmam susitikimui ir tą tesi. Ir čia vėlgi iš to, kad mes visi buvom susirinkę į tą grupelį iš labai skirtingų ir regionų, ir kai kurie veda visus 8 susitikimus, o kai kurie tik tai kai kuriuos, arba kiti yra iš mažų miestelių, kur yra vėl specifika, visi vieni kitus pažįsta, ten sunkiau dalintis. Tai ir kalbėjom apie tai, kad kartais yra gera vesti vieniems visą grupę, būtent dėl to, kad gali palaipsniui nerti vis labiau į gylį ir tą tiesą pasakyti tada, kai žmogus yra pasiruošęs tai priimti. Ir dar apie tą tiesą kalbėdami mes irgi kalbėjom apie tai, kad gera yra įtraukti grupę, kalbant kažkokiais probleminiais, sudėtingais klausimais, iš tiesų įtraukti žmonės, kad jie išsakytų, ką jūs apie tai galvojate. Ir mes išsakėm kaip tokią sunkumą ir galbūt pavojų, kad gali grupė labai tarsi nuvažiuoti ir išsakyti visiškai priešingus dalykus, negu kad bažnyčia moko ir iš vis užliuliuoti visą laiką. Iš tiesų, tai mes kalbėjom apie tai, kad gera yra įtraukti, bet vis dėlto tai panaudoti tam, kad jie galėtų vienas dalykas išsisakyti ir būti išgirsti, bet kitas dalykas, kad per tą jų patirtį būtų galima jiem pasakyti tai, kas jiems yra svarbu. Ir tą tiesą pasakyti tai, kaip jiems yra svarbu. Tada dar vienas dalykas yra malda. Tai irgi mes dalinamės apie tai, kad irgi buvo tokių pasidalinimų. Vieni tarsi pajunta tokį paraginimą ir daro visai ne tai, kas yra parašyta kursuose. Ir kalbam, kad galbūt tai iš tiesų yra šventosios dvasios paraginimas, juk ne kiekvienai grupiai tą darome. Ir kad tai yra svarbu klausytis to šventosios dvasios veikimo ir vedimo. Ir mes dalinomės apie tai, kad gera yra prašyti užtarimo grupiai, visiems sužadėtiniam, o kartais, jeigu mes jaučiame, kad grupė yra labai sudėtinga arba kad yra kažkokių porų labai sudėtingų, tiesiog prašyti tų, kurie žmonės meldžiasi užtarimo malda, kad jie melstusi už tuos konkrečius žmonės, už tą konkrečią grupę, netgi vardus galima pasakyti, ir kad jie palaikytų visą tą laiką, kol sužadėtiniai eina ir galbūt netgi vėliau, jeigu dvasia jos ragina, kad palydėtų tuos jaunus žmonės jų toje kelionėje. Tai kad mes iš tiesų nebūtumėm lauke vieni kariai, nes tas maldos užtarimas yra labai galingas ir tai yra bažnyčios mums duodama dovana, kurią mes tikrai galime pasinaudoti. Ir be abejo asmeninė malda, mūsų malda ir pačių, ir už tuos žmonės. Ir irgi dalinomės apie tai, kad buvo Kaune švenčiausiasis adoracija visiškai šalia šeimos centro, būdavo taip gera nueiti prieš, nes visą tai iš tiesų tada mes nukreipiam tą žvilgsnį nuo savęs į Jėzų ir galim žymiai daugiau atsiverti šventąjį dvasią. Tada apie liudijimą,
Tai irgi kai kurie dalykai jau buvo išsakyti, bet vis dėlto, kad tai yra labai svarbu dalinti savo patirtim ir svarbu, kada tai padaryti laiku, padaryti švelniai, ne, ir jautriai labai. Dar buvo tokia tarsi problema iškelta, kaip įtraukti sutuoktinį į kursų vedimą, tai jau ten visai išeinant pro duris, tik tai girdėjau tokį trumpą diskusiją, kad gera yra, jeigu jis tiesiog tik ateina iš pradžių. Nenorėkim iš karto, kad jisai pultų vesti ir dar už mus didesnį darbą padarytų. Tegul tik ateina ir pabūna. Ir galbūt net ne į visus susitikimus, bet kad tas įtraukimas jisai turėtų būti irgi palaipsnis. Ir apibendrinimui, kad tas dalinimasis su kitais, kurie veda, mums yra be galo svarbus vienam kitą palaikyti, išgirsti ir praturtėti. Tai tikrai ačiū ir už tą galimybę. Buvo tikrai praturtinanti patirtis. Šeimos centrų vadovams daryti tokius pasidalinimus, ne tik tai, kad savose sultyse, bet kartu su kitos vyskupijos savanoriais, kad tas laukas mūsų kuo labiau praplatėtų ir, aišku, pagilėtų. Ir dar, kad neteitume pas sužadėtinius kaip mokytojai, o tiesiog kaip tie, kurie nori dalintis ir būti su jais. Sėkmės. Mūsų grupė buvo pasidalinimų grupė, kurioje dalinomės apie tai, kad būna sunku vesti grupę. Ir tie sunkumai buvo įvairūs paminėti, bet mes kažkaip žiūrėjom per tokių baimių prizmę, per tų įtampų prizmę, kada vedant grupę išgyvename įtampą, kad kažkas vyksta ne taip, ar aš čia gerai kalbu, nerimas, kad kiti dalyviai grupės atrodo daug už mane kompetitingesni kažkokių klausimų, arba jie atrodo priešiški, taip pat klausimas, ar ne per daug atsiskleidžiu, tas nejaukumas, kuris gali kilti, jeigu kažką atsiskleidžiu apie save, ypač jeigu dirbama kažkokiam nedidelėme miestelėje, kur galbūt to anonimiškumo nėra tiek daug. Taip pat tai, ką galima bendrai pavadinti auditorijos baimė, tai visi šitie klausimai mes kažkaip žiūrėjom per tą tokio nerimo prizmę, kuris mumise kyla ir kad viena vertus tas, kaip čia, mumise kartais užverda tokia kova tarp tos kritiškosios mūsų dalies, kada mes pradedam save ėsti, kritikuoti ir peikti. Ir kad kartais tai gali būti tokios asmeninės savybės, kad mūsų ta taisyklių ministerija viduj labai griežta, reiškia, ir mes kartais liktai spaudžiam save per stipriai ir tada reikia rasti būdus kažkaip kaip šitoje vietoje gyvenime atrasti tokį truputį lengvesnį santykį ir su savo klaidom, ir labiau priimti savo netobulumą, savo silpnumą. Taip pat, kad kartais tie signalai, kad aš kažkaip per daug apsinuoginau tokia psichologinė prasme, dalindamasis, tai juos verta atkreipti dėmesį, nes vadovas turi irgi jaustis saugiai ir savo ribų, kažkaip tai savo ribas saugoti. Tai, kad reikėtų žiūrėti, kokiom situacijom ir kokie liudijimai ir pasidalinimai yra tinkami, kokiose situacijose ne. Taip pat kalbėjom apie būdus, kurie galbūt galėtų būti ir čia dalinomės, visi kokie būdai galėtų padėti tuo atveju, kada jau viduj ta kova ir savęs sėdimas ir kartais mes nueinam tada į tokį bejėgiškumo jausmą ir pasimetimo jausmą grupės metu arba kaip tik stojam į tokį labai aktyvią poziciją, kai pradedam dusinti dalyvius, reiškia, ten bandom juos nugalėti ar dar kažką, reiškia, mes tada. Tai kokie dalykai padeda? Tai vienas dalykas iš tikrųjų padeda malda ir ruošiantis malda, kas leidžia tokį turėti, tokį lengvesnį, labiau priimantį santykį ir su aplinka, ir su savim, ir turbūt ir Dievo veikimo tikimės, Dievo pagalbos toj situacijai. Taip pat gali padėti, jeigu ypač nejauku pradžioj,
pačioj žiūrėti, kurie žmonės tikrai yra draugiški ir kalbėti visų pirma tiem draugiškiam ir akim šokinėti nuo vieno draugiško žmogaus prie kito draugiško žmogaus ir į tuos priešiškus pradžioje nežiūrėti, kad jie po to jau, kai truputį apristat, galima ir juos užmesti akį. Tai yra, kad tokiu būdu savim pasirūpinti. Taip pat kalbėjom apie tai, kad yra gerai turėti tokią greitosios pagalbos vaistinėlę, tokią paruoštukų rinkinį, kurį galima naudoti tais atvejais, kada jaučiam, kad stringam arba tas nerimas išmuša ar panašiai. Ir dalinamės, kokie tie paruoštukai gali būti, ir visokie šposai, ir pratimėliai, kuriuos galima duoti, ir pavyzdžiai, ar kažkokie dalykai, kurie tikrai suveikia, į kuriuos auditorija reaguoja kažkaip pozityviai, ir tas veikia atpalaiduojančiai patį vadovą. Taip pat ne per daug koncentruotis į tą tikrinimą, ar viskas vyksta gerai, nes tai trukdo būti procese, o gal tiesiog koncentruotis ir daryti tai, ką reikia daryti, ir vykdyti programą, nes žaliam sąsiuvinį viskas parašyta. Žaliam sąsiuvinį yra viskas parašyta, imi žalią sąsiuvinį ir tiesiog vykdai, tai ten viskas yra tvarkoj, ir nepulti abejoti, kad kažkas tenai yra blogai, tai yra truputį neprisimti savo per daug atsakomybės šitoje vietoje. Taip pat kalbėjom apie tai, kad svarbu ieškoti tokios optimalios laikysenos, čia jau ir kitos grupelės kalbėjo apie tamsto mokytojo poziciją, kuri yra labai nesaugi, ir kad vadovas užimdamas tokią poziciją, kur vienasi aš viską žinau, to aš jums paaiškinsiu, kad jisai tampa labai įdomių judančių taikinių grupės dalyviams, reiškia. Ne visi susilaiko toj situacijoje, nes pradeda niežtėti, reiškia, rankos ir jie, tai gal geriau neprovokuoti žmonių, tegul jie savo, reiškia, taiklumą, kaip čia, naudoja kitose aplinkybėse. Taip pat buvo kalba apie tuos konfrontuojančius, atakuojančius priešiškus dalyvius, ką su jais daryti, kurie pradeda tiesiog ardyti grupės darbą, kada yra neįmanoma grįžti prie temos, jie vis prieštarauja. Tai kaip veiksmingas pasiūlymas buvo įvardintas, kad ir buvo žmonių, kurie patvirtino, kad tai veikia. Tai yra pasakyti, kad labai gerai, mes turim labai svarbią čia diskusiją ir svarbios tos temos, kur jūs keliate, ir be abejo tam reikia skirti laiko. Tai arba mes dabar skiriam tam 1 valandą ir po to dirbam valandą ilgiau, arba mes galime po grupės paskirti tiem, kas nori, pasilieka ir mes valandą laiko aptariam. Daugumoje atveju jūs tiesiog randate didelį būrį sąjungininkų, kurie stovi jūsų pusė ir pradeda tildyti tą provokuojantį dalyvį, o dažniausiai tai bus jo antroji pusė, reiškia. Stipriausiai, reiškia, bus toj pozicijoje kildymo. Taip pat kalbėjom apie skaudulius, kada tie ateina priešiški dalyviai, apie skaudulius, kada iš tikrųjų ateina žmonės, kurie yra kaip ir tikintis, bet jų gyvenimas yra sunkus ir mes juos galime apibūdinti kaip tokius primityvokus, kurių tas suvokimo ribos yra labai, labai tokios siauros, ir tas klausimas, kaip kibirą supilti į stiklinę, jisai buvo, ir kažkaip labai džiaugiamės, kad buvo grupė mūsų kunigas, kuris mums truputį pastatė į vietą, kad jokius čia, mes labai nesipriešinam, tiesą sakant, kad nereikia bandyti supilti kibirą į stiklinę, reikia kažkaip auginti ir kažkaip įvardinant tas sąlygas, kurios yra svarbios, reiškia, kad santuoka galiotų, kažkaip truputį tos rėmus sustatė. Taip pat buvo kalba dar prie tos tamsto mokytojo pozicijos, kad tikslas prie besipriešinantį tą dalyvį nėra tikslas nugalėti, nes jeigu mes jį nugalim, taip kabutėse, užlaužiam, kaip sakyti, tai mes pralaimim visą grupę. Nes to palaikančio kažkokio auginančio santykio, atviro santykio nebelieka. Tai tiek turbūt, jeigu ką praleidau.